koks Gineso rekordas kris nuo Renaldo rankų, kojų ir galvos? Reikia įdėti milijoną, kad uždirbtum 1000. Ir mes tai vieną, kaip suprast, mūsų kieme ralis, o mes ką, ne? Tai nori peršokti lėktuvą, skrendantį per apačią. Šitą klausimą ištrinam. Tai gerai, Renaldai, tu esi daugkartinis Lietuvos rekordų mušėjas. Tu ir prisiparkuoti gražiai mokė, kiek žiūrėjau, ir ten ant 2 ratų važiuoti. Koks apskritai buvo tavo pats pirmasis rekordas? Pats pirmas rekordas buvo skrydis su ralio automobiliu. Ir kaip tai atrodė? Kadangi mes, aš ralistas, ir mes ralyje turim daug tramplinų, daug šuolių, tai mums ties šuoliai labai patinka ir dėl to gimė ta idėja, kad noriu aš padaryti rekordą ralio automobilio. Išsiaiškinau Lietuvos rekordų knygoje, kokie yra reikalavimai ir kokie yra pasiekimai Lietuvoje. Mes turim Lietuvoje 2 rekordus, sakykime, 2 kriterijai. Vienas kriterijus yra rampa ne aukščiau 70 cm, o kita rampa yra neribota aukščio. Tai aš kaip padariau tą pirmą kriterijų iki 70 cm aukščio, tai buvo 16,5 metro skrydis, o mano pirmas šuolis buvo ten beveik 19,5 gal. Ir aš tada, man koks principas, aš labai toks, ne tai, kad pikau sportinis azartas, galvoju, kodėl mes lietuviai esam užstrigę Žigulių laikais. Nes viskas buvo padaryta tik su Žiguliais. 2 ratai su Žiguliais, šuoliai su Žiguliais, Moskvyčiais, nesvarbu, tie laikai. Kodėl, nieks negali biškį padaryti su naujesnėm mašinom. Tai man kilo azartas tą padaryti, pagerinti bent jau tą vadinu mažąjį rekordą šuolio. Tai aš, kai nušokau 19,5, reiktų jau, kadangi ne vienas rekordas, reiktų diplomę pažiūrėti, kiek tiksliai rašyta. Tai kai pagerinau tą, tada kažkaip mane rado tas žmogus, kuris su neribota aukščio rampa, nušoko 25 metrus ir sako, tu čia dar pacukas, ramiai pabūk. O kiek tau metų tada buvo, kai tu tą rekordą padarai? Gal kokių, reiktų pagalvoti. 30 tikrai nebuvau perlipęs. Aha. Ir sugalvoja, kad reikia numušti tą rekordą tiesiog iš azarto, ar kaip tu čia iš viso? Ta mažai? Jo, ir pas mane iš vis, kai man pasakė, kad rekordų knygoje, kad mažosai yra 16,5 metro, didisai 25 metrų. Aš tu galvoju, taigi mes galim dydį pagerinti su mažuoju. Rimtai, sakau, ir man toks, darom step by step, žingsniukais, viskas po biškį. Tai pirmą rekordą šoviu ir tada mane susirado tas, kuris padarė 25 ir rodo, jis ten kaip jisai su to Žiguliu skrydo, tada griuvo ir taip neskaniai tas Žigulys išserdė. O jis gyvas lieka? Gyvas, tai jeigu rašo, tai gyvas. Aišku, man labai smagu buvo, aš buvau susiradęs tą, kuris padarė 16,5 ir mes susičiatinom, buvo labai faina pabendrauti su tuo rekordininku, kurio po to pagerini. Tai sakau, tu čia rašyk komentaras, tuoj palauk, aš susikaupsiu. Tai praėjo ne vieni metai, nes jeigu tai peršokant nuo pirmo rekordo iki to mano jau didžiojo šuolio, tai mes netgi RRTeam, mūsų servizas, sukūrė sportinį automobilį, tai yra BMW markės automobilį specialiai, kad jis galėtų skristi. Tai jūs padarėt patį automobilį, o tai leidžia rekordų knygų, nes jeigu sparnus priklijuoji kokius, tai nelabai gal legalu? Jau su sparnais gal neleidžia, bet mes turim tik tai galinį tą spoilerį, kuris nedraudžia. Kad balansą išlaikyti? Jo. Tai mes net kūrėm, konstravom automobilį specialiai tam, kad būtų balansas 50-50. Ten istorija tokia, kad dėjom specialiai 4 cilindrų trumpą variklį, traukiam jį, kiek leidžia ugnesienė, statinom, tas variklis turėtų taip gulėti. Taip padirbo originaliai. Jį pastatėm stačiai, šalia pastatėm turbiną tam, kad turėtumėm galės, radiatoriai, viskas atgal ir ant svarstyklių, kai padedi 50-50. Ir kiek tu nuskridai su tuo suturbintu automobiliu, to ilgo didžiuoju rekordu? Su tuo buvo planas toks, kad aš norėjau peršokti upelį. Ok. Jo, ir tą padariau šokdamas per upelį, tai yra
Merkio atšaka ir ten Luknos upelis. Aišku, ten, pas mus lietuviai mėgsta sakyti, kad čia upelis, griovys. Gerai, griovys tai griovys, bet labai norėčiau jūsų pamatyti rekordą. Ir kaip gavos, kad aš išsimatavau tą upelį, kiek man reikia skristi iki kito kranto. Taip. Ir suprantat, tas momentas, kai tu atvažiuoji į trampliną, ar ne, ar rampą, pavadinkim, tai yra ta akimirka, kai tu tapsi keleivis. Nes tu paspausi stabdį, tarkim, tau, variklis, tu spausi stabdį ir tu nebespėjai sustoti į upelį, tu šoki, tu nedašoksi irgi upelį. Tai tas momentas. Ir negana to, dar aš, nėra pas mus tiek upelių, kad gali asfaltų privažiuoti, asfaltų nuvažiuoti. Man reikėjo susiderinti su ūkininkais, kad leido tokį ūkininko keliukų, lauko keliukų įsibėgėti, o kitas ūkininkas leido į pievą nusileisti. O tai kiek, ar tai viskas priklauso nuo to, kuo tu greičiau išsigazuosi, ar ne? Taip. Bet nuo to, kaip tu greičiau ir tramplino kampo, rampos kampo, nes tave gali mes tiesiog į dangų, o po to tu krisi taip. Jeigu tu didini greitį, tai reiškia, tau turi būti, gulštesnis kampas tam, kad tu ne kiek į dangų, kiek į tolį. Bet čia pavojinga. Gal dėl to nuo Žigulių laikų niekas ir nerizikavo, ne? Tai nebūtina šokti per upelį, bet man tas toks kyla azartas, aišku, aš tą lauką, Paluknė, čia konkrečiai laukas, ir ten aš nuo vaikystės, nuo 6 metų mane tėtis augino su avia modeliais, laisvo skridimo lėktuvėlį. Paleidi tokį gumos variklį, jis pakyla ir sklendžiai, tada bėgi, kiek vėjas nunešė jo pasimt. Ir aš ten būdavo, tam lauke bėgiodavau ir pikčiausia, kai tas lėktuvėlis nusileidžia metrą už to upelio. Ir tau reikia jį plaukti. O jis tai šiltas, kabutėse, ir tu plauki, ir tada galvoji, ar su batais rūbais varyti, nes kitoj pusėje dilgėlės tavęs lauk tam lauke. Žiūri, kartais ten metras, ir tada ten varai per tas dilgėlės, taip saldžiai atgal tas to lėktuvo. Aš sakau, kad nors aš peršoksiu tą upelį. Tai va, su automobiliu. Atkeršysi upelį. Tai kiek ten gavosi metrų tau tada, koks tas rekordas yra? Tai va taip ir gavas, kad aš ten paskaičiau apie 17 gal metrų man reikėjo peršokti minimum, nes kitaip kritinė riba. Mes ten pasidarėm tokių, davė man vieną lentų, pasidarėm nusileidimą, kad, nes ten juodžemis ir smykšta. Jeigu smyks, gali automobilio priekis įsmykti, vers per priekį. Tada sudėjom lentų, pernešėm į tą pusę, sudėjom lentas, kad nusileidimo plotą padaryti. Ir kadangi akis fokusavo, aš faktą žinojau metrus. Taip. Bet akis man mato, kad netikiu savo akim. Ir pirmą kartą turėjau tokį jausmą, kad netikiu. Atrodo daug toliau, nors aš matuoju, metras tai rodo taip. Ir taip gavas, kad biškį didėjau gazo daugiau ir ten norėjau neperšokti 25 metrų, taip nusileidau už 29. Už 29 metrų? Jo. Ir tai užfiksuota yra, kad 29, ten rekordų tie matuotojai visi tie. Tai buvo 17 metrų, tu kažkaip šiek tiek daugiau peršokai. Šiek tiek, jo. Ir gavas tas keliukas įsibėgėjimo, jis nelygus, tai man teko šokinėti įsibėgėjant. Aš jau ten oro, jeigu pažiūrėsit, yra, ten matas automobilis, jau net, matot, mano pakaba gali būti sureguliuota, jeigu aš suminkštinčiau amortizatorius. Mano automobilio taip nemėtytų, aš eičiau kaip varliukas. Bet man šuoliai ir nusileidimai, man reikia kietų amortizatorių. Tam, kad stuburas, sakytų, ir nekalčiau, sakykime, automobilio dugnu į žemę. Tai aš užkėtinau amortizatorius ir tada tas iš to kietumo aš į trampliną atvažiuoju, va taip. Ir bet taip jau pavyko pataikyti kažkaip. Tai jau tam taip, vieną akim, primerkdamas ir paleido. O baimės buvo, kai, pavyzdžiui, variai, kiaurai ir žinojai, kad jau visą gazą pajungęs ir jau nebėra. O tas momentas, kad tu jau žinai, kad tu sustabdyti nebespėjai, nes jau upelį skrisi, bet dar nežinai ir perskrisi jį. Vat kaip tas jausmas vidinis buvo to momentu, tą akimirką? Labai trumpa ta akimirka. Iš tikrųjų, ta akimirka labai trumpa. Aš gal, kas man buvo dėkinga, kad aš turėjau vietos įsibėgėjimui. Tai aš ką padariau, kad iš toliau įsibėgėjau, pasiekiau reikiamą taip iš jausmo greitį ir tada jau tiesiog tas automobilis be jokios įtampos greitėt, jis tiesiog kaip autopilotų tolygiai važiavo. Tai aš taip jau įsibėgėjau, pasiekiau greitį, čiuk ir jau taip jau daug maž greičio nedidindamas, taikiau tik tai į rampą
Nu ir tas toks labai greit tada jau viskas. Nu gerai, ir tada po to, kai jau nusileidai, normaliai nusileidai, neįsmigai juodžemė, ne, nuvažiavai, viskas, o iš automobilio kas nors liko ten, jisai kaip... Jo, viskas labai tvarkingai, neliko tik priekinio buferio pačio. Bet to ir tikėjai. Ir kas įdomiausia, kad mes padarėm tą nusileidimo, ten gal 12 metrų, gal 2 po 6 sudėjom lentas, tai peršokau, vis tiek nusileidau juodžemė. Vis tiek juodžemė. Juodžemė nusileidau. Tai labai fain. Tai gerai, o kaip iš viso atėjo į tavo gyvenimą tas automobiliai ir sportas ir visi važiavimai, raliai, rekordai vėliau, kaip, nuo ko visą tai prasidėjo? Prasidėjo tai viskas nuo Utenos, aš pats uteniškiai su Utena, tais laikais ypatingai buvo automobilių pardavimo miestas, kaip šiandienai Marijampolė, tai mes Utenoje. Tai pas mus visi, va, bernai, 18-iniai, ten nespėjai teisės įsilaikyti, jau pradedam remontuoti mašinas, nu ir ką reikia, perki parduodi, biznis, perki parduodi, ypač tais laikais dar buvo tas daryti daug lengviau. Arba netgi tu galėjai, jeigu turėdavai daug energijos, noro, tai aš esu padėjęs ne vienam, kuris turi daug automobilių, išvažiuoja jie, pavyzdžiui, į Vokietiją užpirkti, automobiliai lieka čia, tai aš juos tiesiog pardavinėjau ir gauni procentą nuo pardavimo. Ir taip gavos, kad tie automobiliai vieną perki, kažką patvarkai parduodi, perki, patvarkai parduodi. Tada draugo klasioko, tolimo giminaičio mama sako, yra patalpos tokios ir tos patalpos ten kokių gerų 10 km už Utenos. Sako, imkit jūs vaikai ten neremontuokit. Nu mes ko ne, pasinaudoja, aišku, patalpos kiauros, aš kaip dabar pagalvoju, kai mes ten ant to betono gulėjom, ten pečiukas toks, kažkoks ten malkytė įdėdi, bet šaltavo, bet buvom labai happy, laimingi. Suokam, svarbu tą dėžę nuim, kitą uždė, ten pakeli mašiną, tiek su padanga paremi kažkokią lendį to betono ir keiti tas greičių dėžę. Žodžiu, ne pati saugiausia aplinka, sakykime, buvo. Ne, aš kaip dabar pagalvoju, nenorėčiau grįžti. Bet tai gera patirtis. Patirtis neapsakomai. Ir ko pasekoj, tos patalpos buvo žvirkeliuotam kelyje, kur ten vyksta ralis. Ir mes tai vieną, kaip suprast, mūsų kieme ralis, o mes ką, ne? Nu, tai tada ten, mes sakom, viskas, mes būsim ralisti. Ir kaip mes savo kieme dabar pro mūsų kiemą važiuoja, ten net 5 metrai nuo vartų yra kelias, per kurį važiuoja ir ten smagiausi tramplinai, sudėtingi ruožai. Netgi, kai kiekvieną dieną to žvirkelio važinėjom į darbą, pavadinkim, tai... Taip jau natūraliai gavas, kad draugai sako, kaip tu čia taip gerai sekas važiuoti, kodėl, o tai kad tu čia pasuki patiesi ir smagu. Tai tokių šposų ten daug, ten po to prikrėtėm, bet ir taip pat gimė ta mintis, kad vat, būtent su tuo draugu mes pradėjom kartu mokytis ralio ypatumų, tai padarėm pirmą mašiną iš vis. Nu, taip padarėm, aišku, tas pats, kas būtų viskas aukštinko. Sudėjom saugos lankus, priprašiau, ten tėtis tokioje gamykloje dirbo, priprašiau, kad ta gamykla padėtų, leistų suvyrintos lankus. Aš čia žinau, sakau, čia reikia taip. Tai tas lankas, kai turėtų, sakykime, eiti virš ekipažo, va taip, ar ne už nugaros pagrindinis, tai mes padarėm va taip. Ir tuo prie to pridirinam čia. Ir taip gavos, kad atvažiuojam į pirmas varžybas. Mums čia nugalėsi čia visi. Mes čia nieko taisyklės reikia skaityti. Kokias taisyklės? Iš kur jas gal? Kokias čia taisyklės? Raliuot atvažiavam, padangas nusipirka, mašina yra, lankai yra, ko reikia daugiau. Sako, gal tu šitos mašinas niekam nerodyk. Bet leido dalyvauti? Leido. Okay. Šiandien jūs sako, dalyvaukit. Po to tai ten gandai tokie, kad šitie tai čia stagais eis. Laukim, pirmas ralis. Tu mes tokie atvarėm žasiukai kažkaip ir šalia buvo, net ne mūsų kieme, buvo ten kitam krašte. Nu ir viskas, mes visai gerai lėkėm, bet nefinišavom, pavedė kūros siurblys, sustojo, nėra benzino. O tai čia įprasta dažna praktika, kaip per ralį, pavyzdžiui, nefinišuoja automobilį, kiek procentų? Nu, nepasakysiu. Šiaip nuo ralio priklauso, yra sudėtingų ralių, kur tikrai daug nefinišuoja, gal net, taip šaučių 40% net yra. Oho. Nu ir tokių ir stiprių avarijų, ir gedimų, nuo sudėtingumo pačių greičio ruožų, jau finišavim. O taip pat kokiam esi pačiam sudėtingiausiam ralį dalyvavęs? Tai jeigu Lietuvoje, tai sudėtingiausias trasos Utenoje. Ir aš to didžiuojas, kad esu labai dėkingas uteniškiui lenktynininkui Martynui Samsonui, kuris tuo metu netgi mes ir su to pirmo šturmanu mes jau čia sugalvojam, čia kairys 2, dešinys 3 ten ir tokie susirašėm, patys iš lubų.
Ir Martinas sako, paėmė jis mus, nu tai kaip iš čia rašto. Nu ir atsisės, sako, žiūrėkit, čia viskas gerai, bet patraukit, va taip, būtų geriau, jeigu jūs taip jau iškart pereitumėt ant to ir ten davė Martinas mums iškart nuvarėm. Kaip dabar atsimenu, į vieną greičio ruožą, kai tas greičio ruožas dar jis nebuvo atsiradęs ralio trasose, bet jį traukė ten tik 3 km atkarpa, pirmyn atgal, susirašyti. Tai mes surašėm, pamatė Martinas, kad mes autė, tai grįžom atgal, sako, varykit vyrai, atsipuskit, išgerkit kavos ir nuvažiuokit dar pažiūrėti, ką ten surašėm. Bet mes tokie jau galvom, kreivom. Tiesiog iškart perkaito per stipru. Ir tam greičio ruože, tuose 3 kilometruose, tai aš nesuskaičiuočiau ant pirštų rankų, kiek ten avarijų. Oho, ten daug posūkių ar kas, kom sudėtingumas daug yra? Daug posūkių, sudėtingi, siauras keliukas, viskas čia akmuo, čia miškas, čia medis, čia toks klastingas, toks atrodo kaip ir netramplinas, bet biškai kilsteli, čia nukrenta. Tokie kaip Lietuvos ralio čempionai ten krito. Vieną ralį teko pačiam ten stebėti, nu, kas daras, čia guli, čia traukiam, čia įkrito, čia dar tas važiuoja, šitas čia jau liko. O kiek ralis apskritai yra pavojingas kaip sportas? Nu, ten, žinau, boksas yra, futbolas pavojingas, net ten traumuojamas. Raliai ten dideli greičiai, milžiniškos perkrovos yra. Kiek yra tai saugu užsiimti šito sporto? Labai tokia jautri tema, nes mes dar šiais metais Utenoje turėjom ralį, kur žuvo žmogus. Tai mums čia toks kaip į pakinklius bet vėl žuvo žiūrovas, ne patys lenktynininkai ir kaip patiem lenktynininkam tai yra, nu, aš skaitau labai mažas procentas. Netgi aš lenktyniauju su žmona, ar ne, mano žmona dabar man skaito senogramą, tai jos, pavyzdžiui, neuždėtų man motociklo. Nu, jinai sako, aš negaliu, čia griūsiu visur savo kūnu. O kai tu sėdi automobilyje, tai kaip kiti vadina narve, tai vien visur aplink tave saugos elementai. Mes turim šalmai, turim kaklo įtvarus, mes netgi trenkiantis, sakykime, tiesiai į medį, kas mums didžiausias pavojus yra nulūžtų kaklas. Nes kaklas su šalmu, kaklo įgaunas daug didesnis krūvis. Mes turim čia tokius hansus, kur laiko tokie ant diržiukų tau kaklą ir tuos smūgių tiesiog ant diržų pasikabina galva ir tau amortizuoja viską, ne? Sulaiko tiesiog. Neduoda kaklui tiek, kad nenulėktų galva. Tai labai, sakyčiau, šiai dienai labai didelį saugumą turime. Labai didelį, tik tai va, kartais taip jau vyksta. Bet tu papasakojai, kad vairuoji su žmona, tai čia dabar kaip įvyko tas va, toksai pokytis, tai tu namuose su žmona, dabar darbe su žmona, ne? Kaip tau pavyksta suderinti tuos du dalykus? Nu, bent jau darbe ne su žmona, šiek tiek žmonos, bet ne visai, nu, ne pilnu pajėgumu, nes žmona tai veda buhalteriją. Aha, tas yra man šiek tiek blogo. Tai po to jau čia prieisim prie tų klausimų, kas kiek ir kainuoja, tai čia jau man toks iksas. Reikia žmonai skambinti, kaip ten kiek? Ne, reikia kaip tik nematytų skaičių. Okay. Jo, tai mes su žmona šiaip, aš labai atkalbinėjau ją nuo šito autosporto. Okay. Tu neik, tau nereikia, nelysk, ne. Duok man pabandyti. Nu, sakau, važiuojam. Ir kaip tik buvo viena gera tokia treniruotė Utenoje, tokiai trasai, kur daugiau oro važiuoji, skrendi gal, negu važiuoji keliu. Nu, sakau, ten aš tave pasisadinsiu. Ai, tu jau su tokia sąmoninga mintim, kad atšoks fantazija. Atšoks, mes ten, kai paskraidysim, ten, nu, to Suomija mes vadinam. Suomija tai yra ten irgi ten tramplinai didžiuliai, kur, nu, reikia žinot, kaip pataikyti, kur ir jau žinot tą. Tai jinai tada neskaitė scenogramas, nu ir aš taip, aišku, ne 110% savo galimybių, ten 90, gal 90 keliais procentais, kiek gali sau leisti saugiai, tai tiek aš ją vežiau. Ir kuo aš labiau stengiuosi, tuo jai labiau šypsena. Noriu dar, sako, o kaip tu važiuotum, ir jai labai įdomu pasidarė, kaip aš važiuočiau tą 100%, kai jinai skaitytų scenogramą. Nes tada, na, vis tiek mums reikia, kad ir kaip greit lekiam, mums reikia ausiai girdėti, užtikrintą tą posūkį, kurį tu galvoji, kad tu jį žinai. Taip. Tu imsi, bet kai tau pasako lefor, tai jau tu žinai lefor. Tu žinai, dar pasako, nu tai jau lefor, jau reiškia, nebus kitaip. Na ir tada, ir jai pasidarė tas labai įdomu. Nu, galvoju, nu, im pasimokyk, nu, parodžiu scenogramą, davai varom. Nu ir aišku, treniruotės visos Utenoje.
Okay. Ten, kur sudėtingiausias trasas. Tai jinai laukdavo, tos Utenos tik duokai, jinai trina rankom, nes, Utena, žinau, ten pradėjau. Ir jinai jos niekaip nėjo atkartyti, tai gal šiais metais, nors jau sakau, viskas gana, pavažiavom, pernai iš vis greičiausiai moterim to paėna, nes aukščiau net ir su Kotryne mašinom nebuvo moterų. O ką reiškia greičiausia moterim? Tiesiog, šiaip nėra tokios kaip klasės, kaip titulo, bet sakau, tu pasižiūrėk, paimk visą lentelę, ar ne, tai mes važiuojam Lietuvos ralio čempionatą, kur vadinasi jau A lyga, aukščiausia lyga, ar ne, ir sakau, aukščiau, bent viena moteris yra, nėra, viskas, ko tu daugiau nori. Tai čia, tai reiškia, jinai kaip ir šturmanas, neskaitosi? Skaitosi, jo, šturmanas, antras vairuotojas. Okay. Gerai, ir tada, ir jau kiek jūs jau metų kartu tada taip išeina? Turiu menį vairuojat kartu. Tai reikia čia, jeigu šiandien pernai, kokie 3, taip. Jinai anksčiau dar važiavo ir su kitais vairuotojais. Ir pradėjo anksčiau. Tu sakau, dar ten pavažiuok, aš čia, taip. Ir po to taip gavos, kad irgi buvo griežtas susitarimas, kad, vis tiek ralyje, ypač aš, tai karštakošis, emocionalus, man rezultatą reikia, aš galiu užbliauti. Labai lengvai galiu rėkti, kas pažįstamas žino, rėksnys. Tai, davai sakau, jeigu jau mes važiuojam, tai kas lieka ralį, tas ir lieka ralį, nenešam nieko namo. Jeigu čia bus, tai namie nėra nieko. Jeigu mes tą išlaikom, tada bandom važiuoti. Jeigu mes negalėsim, tu man per ralį apriekiai, atsimeni tenai, tai tada namie tau, žinai, tai tada ne. Tai pavyko atsiriboti ir palikti What happened in Las Vegas? Pavyko, šiaip pavyko. Bet ar tu keitei savo būdą, pavyzdžiui, ten kažkaip tai gal biškidėliu, ar vis dėlto kaip įprastai, kaip varėjai, jeigu tenais emocijas, taip ir bendraudo, kaip ir su kitu šturmanu, bet kokiu kitu? Kaip keitėjai, vis tiek šiek tiek žmona ir žmona, aišku, nors gaunas man ten yra priektis, tai paskui gal, ko turė, kaip paskui pats kaltini save. Ir gal net dabar, kas labiausia, aš negaliu, man su žmona važiuoti, greitai važiuoti, tai aš neleidžiu savo vis tiek važiuoti 110%. Man nesigauna. Kodėl? Žinot, palieki sūnų, ne, ten pas močiutę lieka vaikas, lieka šuo, mes išvažiuojam iš namų ir dabar abu vienoj mašinai. Ir ten plotumėm kur nors į medžius, žinai, tai gal išgyvensim, bet arba abu į ligoninę, ar ne? Vis tiek instinktai suveikia, ar ne? Tiek toks, arba jinai važiuoja, arba aš. Tada toks, jinai gali važiuoti, viskas okei, prašom, varyk. Bet čia toks racionalus mąstymas iš tikrųjų įsijungia, nes jeigu yra vaikas, yra kom pasirūpinti, tai natūraliai, kad žmogus nori užtikrinti savo aplinkos saugumą ir pasirūpinti savo artimaisiais. Tai čia toks kaip turtingi žmonės, pavyzdžiui, netgi Kobe Bryantas, jogi skrido atskirai skrido jisai atskirai jo žmona, nes jie kartu, kad į vieną malūnsparnį nelipti. Tai čia tas pats yra, kad just in case maža, kad... O kiek pats automobilių sportas, ralio sportas, įvertinant visas išlaidas, visus ten darbus, kiek jisai pats yra brangus, kiek jis kainuoja šiaip? Čia jau kokį automobilį pasirinks ir čia gali būti kiek kišenė neša. Okay. Realiai, čia automobilių sportas yra brangiausia sporto šaka. Nieko savo. Jo, ir nežinau, reiktų, jeigu taip, sakykime, turiu tiek pinigų, kad neturiu kur dėti. O įdomu, per kiek laiko jie ten baigs. Taip, jeigu įmės formulę, pavyzdžiui, tai ten visokie inovatyvūs sprendimai, ten pastoviai išradimai, kažkokie palengvinti ten metalo, ten taip toliau. Tai, o kaip su raliu yra? Nes ralyje yra, vis tiek jūs turi tam tikras kategorijas, ne, kad aš suprasčiau, turi automobilis važiuoti, jisai turi turėti tam tikrus apribojimus, jis negali ten, tu negali formulės variklio įdėti, ne, į šitą. Ir kur ten išeina pinigai? Ten padangos suprantu, ten dar, kur dar, už ką dar reikia mokėti tenais? Jeigu jau taip žiūrint, tokiam aukščiausiam lygiai, ar ne, pasauliniam lygiai, tai ten padangos mažoji dalis. Okay. Ten lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, paminėt formulę, ar ne, tai čia lygiai tas pats mes, pavyzdžiui, turim ant automobilio turbinų, ant turbininių variklių, turim tokį šiaudelį, aš vadinu, pavyzdžiui, įsidedi savo į burną, čia užkliuoju ir kvėpuoju per šiaudelį. Ir bėgi maratoną. Ir bėg.
kiek galiu. Bet tu tik per šiaudelį trauk, nosies neturi, vis traukiu per šiaudelį. Tai va tas ir gaunas ir pas mus, kad mums spaudžia galę tam, kad mes neturėtumėm 1000 arklių. Bet mes tada iš visur spaudžiam, iš to variklio, iš turbinos, keičiam viską, ten vėlenė, prasideda tokia aukšta materija, netgi ten, kokiam driftui yra daug lengviau padaryti variklį, nes ten turba kuo didesnė, ten užputė viską, o ralį labai spaudžia. Ir ten greičių dėžės, amortizatoriai, eigos, mūsų ten važiuoklės kyla, leidžia, suvedimai bėga, viskas bėga, ten ant tiek ir ten automobiliai milijonus kainuoja. Tai ar nėra taip tada, kad dažniausiai tada laimi tose, kad ir raliuose tie, kurie tiesiog turi didžiausius biudžetus, daugiausia pinigų? Ralyje biudžetas labai padeda, bet nelaimi. Ok, o nuo ko dar priklauso? O daug priklauso nuo ekipažo. Labai daug. Kuom ralis yra dėkingas, kad kai formuliai, pavyzdžiui, nu, tai labai lošia startas ir jeigu tu jau antras, tai jau tada tau sunku, vis tiek ten gesina, neleidžia tavo aplenktų, ten iš paskos bubiai ir, nu ir viskas. Nu, ir jeigu geras tas priekinis vairuotojas, jis gali tiesiog geresnį startą pasidaryti ir viskas. Okay. Mes sakom, žiedinėse lenktynėse tai laimi 60% automobilis, 40% vairuotojas. Rally atvirkščiai. 60% ekipažas, 40% automobilis. Okay. Nes mes rally turim posūkius, keičiasi danga, išlenda akmuo, tramplinai, šuoliai, posūkiai ir atrodo, tu susipažįsti su posūkiu vieną trajektoriją, žiūrėk, ten tu, jeigu važiuoji 10 koks, tai jau tie 9 nupjovė ir patiesino tą posūkį. O tu, pavyzdžiui, neužsirašai, kad pjaunam, ar ne, mes katinam, vadinam, kertam. Taip. O ten gal akmuokus, nors sėdė arba pralaidai ir ten kokie tie 9 automobiliai varė ir jie visi ding po padangą ir prarado. Ir jie už 2 posūkių stovi be padangos. Ir tu tenais pjauni. Ir tu rato neturi. Yeah. Ir viskas labai keičiasi, labai, kuom yra ralis ypatingas, kad 2 ekipažo nariai turi būti kaip vienas. Okay. Nes šturmanas labai turi jaust vairuotoją, vairuotojas turi jaust šturmaną, ar ne? Ir, aišku, daugiau šturmanas jaučia vairuotoją, kad kada jam duoti informacijas ir kiek duoti į priekį, nes mes važiuojame į žemėlapio tokio galvojimo, mums šturmanas, pavyzdžiui, pasako ten 100, right 5 plus 4, 80 right 3 over jump. Ir aš jau matau, kas manęs laukia. Ir mintysė tu jau vizualizuoji, žinai, kur kaip ką, kada pristabdyti, kada paspaus, kada sukti. Taip. Okay. Ir jau viskas ten scenogramai susidėlioja. Pavyzdžiui, gali būti posūkis koks nors, kur tu gali važiuoti pilnu gazu, bet negali to posūkio važiuoti pilnu gazu, nes laukia sekantis posūkis aštresnis. Ir gal tau reikia pasilaikyti, neišleisti į išorę, pasilaikyti viduje tam, kad į kitą ir nuo to posūkio atakuoti, jau eiti į priekį ir tu turi labai susidėliotą žemėlapį. Ir šturmanas tau turi padėti. O šturmano balsas irgi labai įtakoja tau kaip vairuotojai. Jeigu tik šturmano balse biški. Ir pats neužtikrintai. Viskas. Koks? Tai gerai, tai tau reikia, jeigu aš teisingai suprantu iš ralio, tai tau kainuoja remontas, dalyvavimas, tada kas dar kainuoja, automobilio, visą priežiūrą, ne, tavo ir šturmano atlyginimas, galim sakyti, kas dar įeina, į kokias dar patiriamas išlaidos. Ne? Tai va, tokie. Pagrindinės. Gerai, tai o iš ko uždirbat pinigus, kaip gauna tos pinigus? Šitą klausimą ištrinam. Tai ir suki galva. Nes vėlgi, lygiai taip pat, tai jeigu gal labiau pasižiūri, kiek tu gali išleisti. Ir ten ir taikai tada, ar su kokiu automobiliu važiuot, ar kiek to biudžeto yra, kiek jo susirinki, kiek jo turi, tiek ir žiūri, nes, tu gali išleisti viską labai greit. Pavyzdžiui, ten aš pavardinsiu ten R5 klasės ar N5. N5 klasės automobilius, pavyzdžiui, vien kainuoja 100 000. R5 200, jeigu naujas 300, ar ne, VRC milijonais pasaulinio lygio automobiliai. Ir tada, ir jie atitinkamai juos aptarnauja, prižiūrėtas detalės, dėlą, viskas irgi labai greit. Tai tau reikės prižiūrėti, tu gali, pavyzdžiui, nupirkai už 100 000 naują mašiną ir dabar čia varys. Ne, tu biškai pavarysi ir tu tiesiog išnaudosi to automobilio resursą, tu jo net statinėsi atgal, jis lūš. Bet iš ko uždirba pinigus? Ralistai turiu menį rėmėjai, žiūriu pas tave čia surašyta labai gražiai ant džemperio, tai čia yra kas? Aš čia turiu partnerius. Taip. Čia yra partneriai, kurie
prisideda finansiškai, tam, kad padeda, sakykime, taip, man keliauti mano ralio keliu, rekordų keliu. Čia yra Artimas, tai yra mūsų auksiniai mechanikai ir Artimo servisas, tas, kuris konstruoja mūsų automobilius ir padeda, jie techninę priežiūrą daro ir padeda pasiekti finišą. Taip, jeigu aš teisingai suprantu, tai iš partnerių pagrindė, partneriai padeda finansiškai, nes iš prizų laimėjimų kažkokių ralio ten varžybose, tai kažin ar pavyks išsilaikyti, ar ten labai ten priziniai fondai geri. Iš ko susideda tas biudžetas? Iš principo tai kaip, aišku, pas mus ralyje visi išsilaiko iš savo, sakykime, verslų, investicijų, nežinau, kažkas tai pagrindė. Partneriai svarbu labai, bet sakykime, gal iš tų tiesiog partnerių tai gyvena, kokie gal 2-3 lenktynininkai Lietuvoje. Okay. Gal paėmus per driftą, per visas ir tai. Tie 2-3 lenktynininkai, tai 2 iš Dakaro, ten jie 2 iš drifto. Ir dar vieną kokį nors nežinočiau. Tikrai nebūtinai galėčiau žinoti, kad iš partnerių gyventų. Tai žodžiu, Lietuva tiesiog per maža rinka, nėra tokių pinigų ir nėra tiek populiarus tas sportas, kad, kaip krepšinis, kur krepšininkai tai gali gyventi ir ne vieną. O nesijaučiu tada kartais, žinai, kaip toks nuskriausi tokia, kaip ir tie daug pinigų investuojat savo pinigus dedat, realiai. Ne? Tai ir nesulaukit jokio ten finansavimo, nei iš valstybės, nei suporto, tiesiog iš pliko entuziazmo. Nesijaučiu kartais tokio, kažkaip negerai čia. Jaučiasi ir ne kartais, ir net, kaip man sako, nežinau, aš atvirai sakysiu, man sako, varam kažkaip pažiūrėti, nenoriu aš to kažkaip pažiūrėti. Ką man sakau, tai krepšininkai irgi, ką jiem reikia, jiem duoda šortus maikė, nusiperka maksimum kėdus, ar aikštelės yra, visos arenos yra, jie tiesiog atėjo kamalį duoda jiem, viskas, jie meta tą kamalį ir gauna milijoną. O mes milijonus įdedam ir nieko negaunam. Ir labai yra vienas žmogus, labai teisingai pasakė, sako, jūsų šitam, biznyje, visas tas autosporto biznis, ar ne, tai sako, reikia įdėti milijoną, kad uždirbtum 1000. Wow. Tai gal tu sako, pagalvok, kokį biznį, kad įdėtum 1000, uždirbtum milijoną. Ir tas labai teisingai yra pasakyta, pas mus, realiai, mes dedam savo pinigus. Taip, jeigu tu turi žinomumą, ten važiuoji galbūt jau į Dakarą, Dakaras labai populiaru Lietuvoje, tai tada ten kažką gali, tą partnerio pritraukti, ar ne, didesnę naudą turėti, tai ten kažkas gali suktis. Tai gerai, tai tu išleidi daug savo pinigų, savo verslą, investuoji iš savo verslo gautus pinigus ir kad galėtum užsimti savo pomėgių, nes tai tavo hobis, tavo kaifuoja, mėgaujasi to, darai tos rekordus. Tai kaip tokiu atveju pavyksta išgyventi ir išlaikyti šeimą? Tai čia ačiū Dievui, kad dar biški taip yra to šalto proto, nes čia gali būti kaip į kazino, ten įliūna visą, gali tiesiog visus pinigus suleisti. Tai skaldai, tai skiri, žiūri, kad, tai aišku, ne tik tai, kad išlaikyti šeimai, tiek pradedi galvoti, kad, ten turi ten, nesvarbu, 10 000 eurų, ar ne, ir tau ten, ir turi automobilį, viską jau turi, jau tu pasiruoši. Tai tu gali išleisti 10 000 per savaitgalį, taip, ir nėra. Ir tada, aš iš tikrųjų, kai pradėjau lenktyniauti, gal tos buvo ir auksinės pamokos, kad, kaip dabar atsimenu tą jausmą vienas iš tų pirmųjų lenktynių, kad tau reikia, ten ne visai pirmos, gal kokios 3 buvo lenktynės. Reikia varyti ralį, reikia padangų, benzą nusivežti, tas gerai startinį susimokėjau ir taip žiūri, kad, ten 20 litų dar yra, kaip ir užtenka. Ralį kaip ir pratraukti. Ir tada žiūri, kad, gerai, tai sekmadienį, ten šeštadienį baigsis ralis, tu jau grįši namo, sekmadienį tai tu nieko nenorėsi, galėsi ten tiesiog miegoti, ilsėtis. O kaip čia pirmadienį? Ir taip pirmadienį reiks galvoti, iš kur čia gauti pinigų, nes kaip ir jau 0. Tai tos labai geros yra pamokos, kad tu supranti, kad čia tu gali išleisti viską, arba suma X pragyvent, suma X investicijos, suma X ralis ir dėliojas. Tada žiūri, kad taip kažkaip skaldai dėlioja tos krepšelius ir važiuoja, nes kitaip tu gali lenktyniauti ten, nežinau, 20-30 metų, galbūt ateis tas laikas jau, kai tu net kažkiek nebedarbingas būsi, o ką tada tu darysi?
Tai reikia iš anksto ruoštis ateičiai, tai tu labai anksti tas pamokas išmokai, kaip pasakė, 120 litų, ne? Ir tu laikaisi visą laiką tos sistemos, kad dalį atsidedi, dalį savo gyvenimui, ne, dalį investavimui, ar tu kažkaip, ar mokinaisi specialiai kažko domėjasi, konsultavaisi, ar dar kaip tu su investicijų pasauliu pats susipažinai? Iš tikrųjų, aš tas dešimtukininkas mokinys buvau, tai aš pirmą knygą perskaičiu 20 metų. Ir pirma knyga buvo, dabar vaizdą atsimenu, autoriaus neatsiminsiu, bet jinai apie finansus. Ir po to man labai daug padėjo Roberto Kiyosakio knygos. Turtingas ir vargšas tėtis. Taip. Ir aš jas ten, jas, nežinau, 7 gal perskaitęs, bet liktai dar yra ten ta naujesnė kažkokia, bet turbūt jau irgi apie tą patį ir vis tą. Bet man patinka skaitai ir tu supranti, kad, tu turi išleisti mažiau ir turi čia atsidėti bent tiek tas. Ir po to prasidėjo, kad ir su vienu žmogaus susitinki, ir tu nestoji, tai papasakok, tada labai įdomu, ką tu darai, kaip kiti, aš tą informaciją irgi valgau, tokį man tik duok, man faina, galim sėdėti. Galit, jūs čia plepėkit, aš tik tai paklausyt noriu, čia man labai įdomu. Tai visur taip renki tą informaciją, skaitai knygas, tai tikrai, netgi dabar aš turiu tokį hobį, kad man netinka knyga, pavyzdžiui, jūs pasakysit, čia Renaldai yra šitą gerą knygą, imk, paskaitysi, atiduosi. Ne, nereikia, duokit, aš nusifotkinsiu, kur man ją gauti, aš ją gausiu, aš ją turiu turėti, aš turiu perskaityti ją pats. Netgi dabar pradėjau ant knygų paskutiniam lape užrašau, kada pradedu skaityti ir kada baigiu. Ir visus, kas man reikia, aš noriu ją. Čia lygiai taip pat iš knygų išmokau, kad braukykite tą knygą, tą sakinį, kurio jums reikia, nes paskui atsiversti tą knygą, jinai visa vienoda. Wow. O šitas pats geriausias lifehackas, nes mūsų visą laiką mokino, nelies knygų, nebraukyk, negalim. O aš irgi pas mane visos knygos subraukytos, surašytos, nes atsivertė. Čia žiūrovai, žiūrėkit, čia pats Renaldas superinį lifehacką davė. Knygas turit, jeigu turit savo knygą, nebijokit braukyti, ne? Nes tu irgi paskui atsiverti, žiūri, geras šitą ir prisimeni, nes užmiršti žmonės, ne? Bet čia galiu užduoti špargalkę. Jeigu tą knygą duosit savo vaikam, ką dabar mūsų 9-metis skaito, ir reikia parašyti kokį nors konspektą, ką jisai iš to perskaitė, suprato, tai jam labai lengva tą sakinį ištraukti. Jo, ir po to mes su mama, Gudrius, tu čia sakinius trauki, gerai, po to mama pagavo, kad sako, žiūriu, tai kad čia tas, kas pabraukta jam, tai jis iškart suprato. Tai gerai, tai Renaldai, ryšim su tom, su edukacija ir investavimu, mūsų rėmėjas Freedom 24 turi tokį blitz klausimyną. Blitz klausimyną yra 10 klausimų. Reikia atsakyti tiesiog, kas pirmas šauna į galvą, trumpai ir, nebent norėsi išsiplėsti, tada galim išsiplėsti. Gerai? Važiuojam? Na, pabandom. Good. Taupyti ar investuoti? Investuoti. Naujas telefonas išlaida ar investicija? Išlaida. Didinti pajamas ar mažinti išlaidas? Ir ta. Kripto už ar prieš? Už. Kelių mėnesių rezervą reikia turėti? Minimum 6. Gerai. Didžiausia finansinė klaida, kurią daro žmonės? Per daug išleidžiu pinigų? Gerai. Kiek procentų nuo pajamų reikėtų sutaupyti? Minimum 10. Paskola būstui, taip ar ne? Taip. Pirma išmokti ir tada investuoti, ar pirma pradėti investuoti ir mokytis eigoje? Pirma pradėti ir mokytis eigoje. Gerai. Ir paskutinis nesusijęs, bet susijęs su tavo profesija. Tai ralis ar driftas? Ralis, vienareikšmiškai. Ralis. Kodėl? Sudėtingesnė sporto šaka. Mums ralistui, aišku, aš negaliu sakyti, girdėjau, nenoriu žeminti drifterių, ar ne? Negaliu sakyti, kad ten driftas irgi ten visiškai apie nieką, bet mes slidinėjom irgi ten tų 200 ant to žvyro ir tarp medžių ir mes neturim vietos pasitaisimui. Driftui tai vis tiek, tu turi aikštelę, tu turi ploti ir tu driftini, ten. Bet tu pats rekordo esi pamušęs suktis vienoje vietoje, stovėdamas ant stogo, ten įsiparkuoti su to automobiliu, ten iš viso, aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma įsiparkuoti, taip kaip tu įčioži, tai irgi labai susijęgi su driftu. Čia smagumo tavo tie rekordai buvo, ar dėl ko?
Tai daug smagumo, bet, tai sakau, mes to driftas viskas gerai, mes realiai driftinam irgi labai daug. Okay. Ten šonais ateini irgi taip pat ant žvyro drifto elementų būna, tai sakau, nežeminu drifto, viskas gerai, tik tai norisi, kad biški būtų daugiau, nes pas mus tas driftas tai yra per duobės, per akmenis, šuolyje, pavyzdžiui, ore skrįst. Ne? Tai bet ore jau tu skrendi, jau tu nieko nebekontroliuoji ten, ne? Jeigu jau skrendi, viskas jau... Jo, bet tavo yra visas pagrindas pasidaryti namų darbus iki pakilimo, kol tu dar turi sukibimą su žeme. Akceleracija, stabdymas, viskas jau ore nedaug, ten gali akceleracijos dar šiek tiek, bet jau nedaug. Bet man, pavyzdžiui, yra svajonė skrist šonu ore. Ok, ir kaip tai gali padaryti? Galima, nu, tai iš drifto, ateini šonu ir tave pakelia, netgi yra, kur drifteriai pasakys Japonijoje, liktai ten toks yra net žemyn, nusileidžia ir jie ten tada jau eina šonais, jeigu ten nepataikai, nu, tai jau ten bortais atsirėmė tave biški patais. Tai yra tokių šuolių, viskas gerai. Tai. Bet tai dabar žiūrėk, tu esi rekordą padaręs, kur ilgiausiai važiuoti ant 2 ratų, ne? Virš 200 metrų ten gavosi pas tave. Tai... O kodėl nenuvažiuoti tada ten kilometrų 2? Nuo ko tai priklauso? Kodėl 200, ne 50 ar net ne 800, pavyzdžiui? Tuo momentu tai ten priklausė nuo trasos ilgio. Okay. O aš turiu dabar jau naujų svajonių. Turiu ir ilgį pagerinti, ir posūkiais pagerinti, ir noriu padaryti didžiausią greitį ant 2 ratų. Yra toks rekordas, na, gali. Yra Lietuvos rekordas toks? Lietuvoje ne. Niekas nedarė. Galim padaryti. Bet pasaulyje yra jau ant 2 ratų važiuoja ten apie 200 km per valandą greičiu. Wow. O ar yra techninės galimybės pas mūsų automobilių Lietuvoje, kad tokį greitį išvystyti? Ar ten jau kažkokia mašina special? Ne, mašina ne special, labiau reikia special vietos. Tai mums reiktų kokio nors aerodromo, Vilniaus oro uosto, ar ne? Nu, gal Vilniaus ne tiek, bent jau, žinau, Nido yra asfaltas, ten kažkiek aerodromas, arba man teko šiais metais vasarą būti Liepajos oro uoste. Tai ten didžiulis, ten aš tik biškiai pradėjau spaust gazą, jau žiūriu 200 atakas, nei ten pradžia, nei ten pabaiga. Tai vietos pilna, ne? Vietos, tai va čia reikia daryti. Tai kaip tu tos rekordus apskritai sugalvoji, kaip tu renkiesi, kaip tu nusprendi, o darysiu tokį ar anokį rekordą, nuo ko tai priklauso? Net nežinau, iš tikrųjų, man tiesiog vieną padarai, tada kitą nori padaryti, tada vėl kažką sugalvoju. Aš irgi lygiai taip pat pažiūriu tos pačius Gineso rekordus, ką darė pasaulyje. Aš vis tiek norėsiu kažkada pagerinti ir Gineso rekordą. Tik tai tiek, kad ten jau finansai kiti, ten pasirašymo reikia daugiau, kad ir to pačiu ant 2 ratų takų reikia. Dabar, netgi jau, kas mane seka, tai žino, kad aš noriu peršokti lėktuvą, skrendantį per apačią. Ir ne, su automobiliu per viršų. Tai mes jau gaminam, darom 5 metrų aukščio rampą, 30 metrų pakilimas jos, ar ne? Tam, kad būtų švelnus kampas, 30 metrų ilgis. O nusileidimas bus 4 metrai aukštis ir irgi apie 30 metrų ilgis, dar mažesnis kampas, nes neaišku, kuriam taške aš leisiuosi. O per apačią skris lėktuvas. Tam čia turbūt Liepajos aerodrome. Norėtumėm aviacijos šventėse tą parodyti, bet aš dar ką noriu daryti, kad aš noriu didinti atstumą, o aš iš 5 metrų aš galiu toliau skristi. Ir aš jau noriu gerinti savo tos šuolio rekordus, bet žinot, kaip tai yra lengva Lietuvoje padaryti? Iš visur kaip į sieną. Beje, Renaldo socialinius tinklus galite pasiekti šio video aprašyme, yra visos nuorodos, tai jeigu domitės ralio automobilizmu ar šiaip įdomu, kokie Lietuvos rekordai yra, tai visi Renaldo socialiniai tinklai yra šio video aprašyme, pasiekit, paspauskit, nueikit, pasižiūrėkit, tikrai labai smagu ir labai faina ir ypatingai ten ta vieta, man tai labiausiai patiko, kur jisai įvažiuoja ir prisiparkuoja taip, tiesiog tobulai su Mini Cooperiu, tarp 2 mašinų ten praktiškai nebelieka tarpo. Tai pasiekite ir pasižiūrėkite, bus labai smagu. O jeigu kas norit gerinti mano rekordus, kreipkitės drąsiai. Padėsim. Viską pasakysiu, prašom, nes tikrai nėra lengva. Lietuvoje, tu ten sugalvoji, padarysim tokį rekordą, reikia rampos kokios, kur tu, ant 2 ratų, pavyzdžiui. Mačiau, ten vyrai irgi buvo kažkur man įmetę, kad ant 2 ratų bandė
verst tą automobilį, žiūriu, kad jie ten biški rampą per mažą. Nu, aš jau kitaip tenais padarau, irgi sėdi ir galvoju, nu, vat, reikia dabar versim automobilį, reikia rampos, nuo ko pradėti. Ir taip, nu, kiek čia tos rampos aukščio, tai mes paėmėm gerai servizį, turėjom tokį donorinį automobilį su dankratais, pakėlėm ant tos ribos, kuris jau griūna. Jau jis čiut laikosi, jau 2 laiko iš vienos pusės, kad negriūtų, kiti dar jau kelia. Viskas užfiksuoja toj pozicijoje, pamatavom aukštį, nu ir ten kažkaip, vat, panašiai tiek reikia, o gal dar gali būti biškių užverstas. Tai va, turėjau toks metalistas, yra partneriai, Panevėžy metalą gamina, sakau, galit man padaryti. Tai jie padarė ir šuolio, ir rampą, ačiū jiem labai, nes jie padarė ir tą rampą, netgi ir pakeitė kampą dar papildomai ir padarė 2 ratų rampą. O kaip iš viso, gerai, o ko reikia, kad ant tų 2 ratų atsistoti, man visą laiką tai kažkokia mistika buvo, kaip jisai stovi, nenukrenta tas automobilis. Ar ten su vairu reikia taip susukinėti, kad jis visą laiką, ar kaip, nu, kaip tai padaroma? Nu, kaip su dviračiu vairuoti. Rimtai kaip su dviračiu? Jo, yra, gal net kažkur rastumėt, Vitoldas Milius atvaręs, laida buvo irgi, sakau, Vitoldai, važiuok tu, aš turiu ant to automobilio 3 ratuką, kur galima verst mašiną ir tu atsistosi ant 3 ratų. Vienas ratas liečia žemę ir gali važiuoti, viskas. Aš irgi kaip tu, ar ne? Kaip? Nu kažkaip nuvažiuoja kažkaip, nu reiks griūt ir surasti tą ribą kaip dviračių laviruoti, ar ne? Ir tada prasideda padangų slėgiai, gal amortizatorius, o reikia kokios padangos. Nes tu jeigu būsi ant tos padangos, ją gali nubortuoti. Taigi ratus nutriniau visus, ar reikia kietesnės padangos ar minkštesnės. Iš pradžių sakiau, reikia kietos, užvarėm kietą, po to pradėjau jau drąsėti, pradėjau minkštinti padangą. Ir aš pradėjau mokytis su to ant 2 ratų važiuoti. Ir sakau, hebrai, bet palaukit, tai mes galim padaryti 3 ratą ir gali griūti. Ir viskas bus gerai, tai nu, griūsi, bet jau per daug, kai griūsi. Jau reikia ta riba, kai tu dar gali vairuoti, o jau per daug jau ant ratuko, kad nenubrozint mašiną. Nu ir spėkit, kas atsitiko. Ten ilgiau užtruko rato gamyba, negu aš pradėjau ant 2 ratų važiuoti. Išmokai greičiau. Pirmą išmokau greičiau, tada dar kol mokiausi 2 kartus buvau nugriuvęs ant šono. Okay. Bet labai fainai, tik nugriuvau vairą į tą pusę ir gazą. Vuk! Ir atsistoja iš karto. Atsistoja ant rato. Geras. 2 kartus buvau nugriuvęs. Geras. O kas smagiausia, tai nuvažiavom į tokį apleistą aerodromą. Dabar jau žinau, dėl ko nugriuvau, nes ten buvo labai prasta danga. Akmenukai tokie, tas asfaltas labai prastas. Ir kas yra, sakau, nevažiuojam ant tą mašiną. O į aerodromą nuvažiavau su vaiku ir dar vaiku. Su 2 vaikais, tie vaikai tenai, o aš ant šono guliu. Bet taip gal džiugt atsikėliau, nu fain. Dabar pats minėjai, kad atsimuši kaip į sieną Lietuvoje, nenori rekordus daryti, nori taip toliau. Ką turi omeny sieną, kas valdžios institucijos nespadeda, ar per kurią prasme? Tai va, tai paprašiau vieno draugo, kuris tiltuose dirba. Tu, sakau, prie tiltų dirbi, davai man padėk rampos, kiek reikės metalo paskaičiuoti. Na, nieks nenori to darbo daryti, sėdėti, skaičiuoti ir ypač, už ačiū. Nu, tai aišku, sakys, nu, tai tu ten man algą mokėk, aš čia tau nors ir pusę metų skaičiuosiu tą teoriją. Nieks nenori skaičiuoti. Tada jau aš pats suskaičiuojam ten su to draugu, sakau, va, reikia 5 metrai tas. Tada nieks nenori net įmonėse, metalo gamyklose, jau kokių gal 8 įmonių turi didžiulių gamyklų, ne. Kodėl? Nu, mes čia dėsim parašą, saugumas, mes čia būsim kalti. Niekur jūs jokio parašo nedėsit, nereikia man jūsų parašo. Nu, aš suprantu, kad va, su tokio storio tą stelažą aš niekur nenušoksiu. Reikia biškį keičiau. Pats suprantu, jis judės ar nejudės. Sakau, darom bendrai, man nereikia jūsų parašų, nereikia štampų, nieko. Tiesiog va, sustojam ir pamastom tiesiog. Ai, ne, nu ir aš visus suprantu, nes visi lekia, darbai, užsakymai, reikia atlyginimus mokėti, mokesčius mokėti, nu, o kada čia dar sustok, dar čia kažkokius pradėk skaičiuoti. Niekas nenori to daryti. O būtų, kaip aš sakau, būtų lagaminas pinigų priekyje. Visi padarytų, ne? Viskas gerai, bet kai nėra tų pinigų priekyje ir tu eini per tas geras idėjas, norus ir atsakau, kas norės gerinti rekordus, ateikit, jau yra rampų, aš galiu padėti, jau kažkur praėjęs, tai einu toliau į priekį, o jeigu kalbėti apie Gineso rekordus, ten vien rekordo fiksavimas ten kainuoja 1000. O jeigu dar nori, kad jie atskristų ir jie gyvai, jie tai Gineso rekordų auditoriai, kurie pamatytų, tai ten iš vis ten suma kurti. O lietuviai turi kažkokią su automobilizmu susiję kažkokį Gineso rekordą apskritai? Įtariu, kad ne. Ne?
Nu... Tai gal tu būsi tas ledlaužis, kuris pralauš ledus ir pirmas padarys. Ko reikia, kad tai įvyktų? Finansai, realiai finansai. Viskas finansus remiasi. Jo, nu, žiūrint tada vėl. Kaip ir vieną rekordą mes iš tikrųjų gal net esam padarę, kaip pasakyti. Aš kai dariau Panevėžyje lygiai taip pat siauriausiam tarpe apsisukimą 360 laipsnių ir nuvažiuoji, tu negali pasitaisyti. Pirmin gal negali. Yra siauriausias tarpas, ten, pavyzdžiui, yra automobilio plotis, Taip. ar ne? Yra automobilis, yra tarpas. Ir rekordas skaičiuojasi tas likutis tarpas. Tai mes, kai dariau Panevėžyje rekordą, aš paėmiau biškį platesnį. Ir aš padariau tokias kaip stop juostas sudėjau. Tai padarėm Lietuvos rekordą. Ir tada mes pasisinau šalia Panevėžio merą, pamažinom iki Gineso rekordo, kuris turėtų būti tarpa jau Gineso rekordui ir mes su meru padarėm. Okay. Tenai į tą tarpą apsisukimą. Sunku buvo? Nu, kažkaip pavyko. Aha. Gal net iš pradžių sunkiau buvo prisitaikyti prie dangos. Nes aš kai trenirausi asfaltas, bet jis vis tiek skiriasi vienoje dangoje, o ten biškai kitaip kimba. Ir sunkiau buvo tas Lietuvos rekordas. O po to taip supratau, kad jausmą tą tokį tik visi veiksmai. Ir mes su meru, su Ryčiu atsisėdom, padarėm. Tik tai skirtumas tas, kad Gineso rekordų knygai tai turi daryti tarp automobilių. Okay. Turi būti sustatyti automobiliai ir tas tarpas pamatuotas ir tada tu turi apsisukti. Tai realiai tu pamušė Gineso rekordą, bet dėl to, kad neužfiksavai, neatskrido bičiai iš ten, iš kur ten, iš Anglijos, iš kur ir neužrašė, neužfiksavo. Nu, aš dariau su stop juostom irgi negerai, reikėtų automobiliai, kad tarpas turi būti tarp automobilių. O tai čia psichologinis galbūt skirtumas, ne tik tai tiek, kad mašinas yra. Gali būti, bet žinot, jeigu tas automobilis stovėtų ir tau jo negaila, tai kas ten atsitiks? Buferį nubrozdinsi, neįmanoma. Tai kokie tavo planai ateityje? Toliau dalyvauji kokiuose raliuose, kažkokius gal Dakaras ar dar kažkokius, kokią viziją? Dabar tai dar šiaip 100% net nepristačiau pat savo planų savo fanam kitų metų, bet labiau jau galiu pasakyti, kad ralį mažinsi. Netgi gali būti, kad 25 metais, nežinau, ar iš vis mane. Ar pamatys kažkas ralio trasose konkrečiai, tai čempionatą nebetaikau važiuoti, taikau visokie rekordai, pasirodymai, aviacija šventės. Tai netgi jeigu mes padarom tą šou, netgi dar kas naujo tikėtina bus, kad mane gali pamatyti ant motociklo. Okay. Lygiai taip pat norim su rampa peršokti irgi lėktuvą. Kaip Tomas Kruzas, kuris ten skraido su aišku, jis ten su parašutu paskui nusileido, tai čia visai ekstremalu. Tai daugiau eini į tą šou, į populiarinimo pusę, ne? O tiesa, kiek yra, jeigu kalbant apie populiarinimą, kiek populiarėja, pavyzdžiui, tugi darai rekordus, anksčiau niekas to nedarė, ne? Tai tu galim sakyti, tas pirmasis, kuris viešina daro, tai daugiau demonstruoja, rodo, džiugina žmonės, ne, nes žmonių daug susirenka. Kiek tu pats jauti prasmę tame, kad išpopuliarinti, kad žmonės labiau atkreiptų dėmesį, ar dėl ko tu apskritai tai darai? Man smagu. Man tas šou smagu ir aš matau naudą savo daug didesnį, kartais didesnę naudą, nes, pavyzdžiui, tu pravažiuoji ralį ir yra ten peržiūrų, susidomėjimo, aišku, smagu, faina, irgi ten fanai atvaro, palaiko, viskas gerai, bet rekordas nušluoja ralį. Realiai galiu pasakyti taip, kad Utenos rekordas, tas sukimasis ant stogo, ar ne, tai jis tiesiog nušloja visą sezoną. Televizijos parodė, žiniasklaidos parodė, peržiūrų skaičius, jis tiesiog šluoja visą ralį. O biudžetas skirtas ir kartais biudžetas mažesnis gaunas rekordas. Tai čia mes jau pereinam prie to galimybės monetizuoti savo žinias, kompetencijas, ne, kai mes kalbam su finansiškai raštingai kanalu. O jūs tuo metu galite paspausti like ir subscribe mygtuką, palaikyti mūsų kanalą, nes tai padeda mums augti. Ir kuo daugiau žmonių pamatys šitą video, tuo didesnis žmonių kiekis sužinos apie automobilizmą, apie vairavimą, apie kitus labai įdomius dalykus ir apie Lietuvos rekordus. Tai like ir subscribe, o mes grįžtam toliau.
Ir mes per finansiškai raštinį kanalą dažnai pasakom žmonėm, kad reikia gebėti monetizuoti savo hobį, savo kompetenciją, žinias, turėti kelis pajamų šaltinius. Tai vienas iš dalykų, ką duoda socialiniai tinklai, tai ir žinomumas, ir didėjimas, tai duoda gebėjimą monetizuoti savo veiklą. Tai tu dabar pasakai, kad rekordai tie labai tokį davė būstą, žinomumo. Ir kaip tai pavyksta monetizuoti šitą žinomumą pačiam? Čia jau tas didžiulė pagalba yra mano žmona. Okay. Ir aš tai čia toks, kuris dar moku save iš tikrųjų plakti, ko turėčiau irgi gal nedaryti. Žinai, pazyst, pacypti, ačiū žmonai, kuri per vieną ausį jai turbūt eina, per kitą išeina, apsuka jinai mane 3 kartus, pakrato, atkrato, į užpakalį, eik. Ir varau į tos pačius vėl atgal rekordus darimus ir čia jau visas tas, jau čia jos yra dėka, aš negaliu daryti kelių darbų, man jeigu rekordas, tai rekordas, viskas, aš toks... Fokusas, ne į vieną veiklą. Fokusas, akis raudonos ir toks... Bet čia reikia koncentracijos, vis tiek susikaupimo ir taip, tu turi susikoncentruoti. Aš kartais pagalvoju, gal net yra žmonių, kurie sako, tas tai kažkoks pasikėlęs, nekalba, bet turbūt, aš išeinu į kitą orbitą, man reikia koncentracijos, aš nenoriu nieko, ta prasme, ir nenoriu matyti, nenoriu blaškytis, nes man reikia čia, aš negaliu ir čia būti fokuse, tai man reikia va ten. Ir aš kai padarau rekordą, tada jau viskas okei, jau aš grįžtu. Bet čia žmonos įdirbis, žmonos pagalba, jinai padeda tada viską tą dalyką parodyti, sakykime, ir tai aš kiek matau, kaip pasižiūri po to pats, tai ten labai daug klaidų matai, ir čia gal ypač reikėtų žmonių, ar ne, netgi dabar vėl pradėsim stipriai ieškoti, kuris žmogus gali sėdėti, tas pilkasis kardinolas nematomas, kuris visus kadrus rinks ir dės į visus tos socialinius tinklus, ir tam reikia vėl pinigų. Tu gali daryti daugiau, bet reikia žmonių. Žmonės visi mes natūraliai norim uždirbti, nes kitaip nėra kaip. Už ačiū nieks sotus nebūna. Tai... Ypač kai žinant, kiek kainuoja tas pats automobilizmo sportas apskritai, kiek jau savo pinigų esi per visą gyvenimą nešti. Jo, o man gaunasi, kad automobilį išlaikyk, sukurk, sukonstruok, padaryk rampas, ten sugalvok rekordą, atsitreniruok tam rekordai, tai vis tiek viskas dyla. Ten nėra taip, kad ir automobilis įsiamžinas. Ūkis ten tas saulutės, ten, taigi viskas dyla, viskas kainuoja tūkstančius, nors ir tamba mūsų automobilį. Ir po to dar ir tada atrodo, net gal čia toks kurioziškai, kad atrodo, žmogui tada jau kitam, ar ne, kolegai, sakykime, kuris padėtų tą visą šviest, tai jau kaip ir gaila pasidarė, nes atrodo, tu tiek idėjai, o pavyzdžiui, kad padaryti atvirkščiai, ar ne, surėmėm pečiais, ar ne, tu skirsi laiko, aš skiriu į rekordą, ne, į automobilį visą biudžetą, ir kai bus tas tortas, kai mes kažką pasieksim, pjaunam jį per pusę, nėra tokių žmonių, nieks nerizikuoja ant to. Ja. Čia verslininko likimas yra visą laiką, žmonės dažniausiai nori būti saugus, ne, ir čia, pavyzdžiui, tokių kaip tu, kad rizikuotų, prisimtų riziką, čia matyti su charakteriu susiję, nes jeigu... Ne, tai rizika tik tokia, kad jeigu mes neturėsim to torto, nebus ką dalinti. Nebus algos. O jeigu nebus algos tik vieną atveju, jeigu kažko nepadarysim. Tai kaip ir atrodo apsimoka, tai jeigu mes viską padarom, einam į viešumą, mes gausim tą tortą. Bet čia dvi matymo pusės, ne, nes vis laik žmonės, o jeigu nepasiseks, ne. Lygiai tas pats kaip ir investicijas. Taip. Kad ir, apie, gal nežinau, čia plačiausiai kalbamas bitkoinas. Oi, berneliai, ten, ką jis, kur čia kils? Kitas kils, ir ką? Tas važiuoja viršų, kas ten sakė anksčiau, ten visokių, ten prisiperka. Jėzau, kaip čia buvo, ką iš? Visokių, Apie investavimą, tai čia mes savo kanale daug kalbam, tai čia galim daug visokių istorijų pripasakoti, kad visi protingi vakar diena.
ne? Kad tai, reikėjo bitkoiną nusipirkti, kada jis 9 metais atsirado, o tada visi protingi. Tai ir jau dabar jau 24, kiek jau 15 metų praėjo. Tai ar pirkai ir nepirkai bitkoiną, jeigu žmogus investavo visą tą laikotarpį, tikėtina, jam bet kokiu atveju bus gerai. Ne, nes jeigu jis vis laukia, rytoj bus rytoj, tai, tai tada jam... Tai kaip ir tu, kai pats pradėjai tam garažiuke Utenoj, kur sušalęs visas ten su Hebra ten kažką darėt ir matydavot, kaip tie skraido. Taigi galėjai ir toliau žiūrėti, kaip tie skraido pro šalį ralistai ir pats nieko nedaryti ir galvot, čia nematau. Bet ėmėsi veiksmų, pradėjai daryti. Dabar žiūrėk, 8 Lietuvos rekordus padaręs. Ir Gineso pamušęs, nors neoficialiai. Ir ne vieną kartą Lietuvos ralį čempionas savo klasėje. Tai va, ir čempionatas, ir viskas iš aistrosgi čia yra. Tau patinka daryti tai, ką tu darai. Taip. Ir kartais atrodo, kam tau tas, tai atrodo, tiek pinigų išleidai, tu geriau eik ramiai, ten, nežinau, važiuok, atostogau, keliauk aplink pasaulį ir būsi ramus. Ne, atrodo keliauja, bet net aš į atostogas išvažiuoju ir man atostogose, aišku, tada atsipalaiduoji, tai genialiausias mintis ateina. Ir nori greičiau grįžti atgal ir varyti tą, ką tu darai, nes atrodo, tai kaip aš nepagalvojau ir to. Tai jeigu dabar mūsų žiūri kas nors, nežinau, jaunuolis, ne, ten 16-18 metų ir jisai sako, kaip faina, kaip aš norėčiau pradėti ten daryti, kaip ir tu pats pradėjai kadaise. Ką tam jaunuoliui būtų galima pasakyti, nuo ko jam reikėtų pradėti domėtis ar daryti, ar mokytis, ar važinėti su automobiliu? Ralį kažkaip. Ralį, ar ne? Atrodo, norėtųsi pasakyti, kad išmok investuoti, iš uždirbtų pinigų ateik. Nes, kitai bus sunku. Aišku, nežinom kiekvieno pozicijas, mano tėvai man negalėjo nieko prisidėti, padėti. Tai viską pats, o gal kitas sakys, man tėtis gali padėti. Tai tada iš viskas lengva. Ten yra komandų N, tiesiog susirandi komandą, kurią patikėsi, kuri pasitikėsi ir... Bet yra kažkokios mokyklos jaunimo, pavyzdžiui, kurios jaunimas eina mokytis, kažkaip važiuoti, driftuoti ir ten ar raliuoti, nežinau, ar nelabai. Daugiausiai mokyklų yra kartingų. Kartingai žiedė, Nemuno Kačerginė žiedė gali, kuom yra ir dėkinga tau, nesvarbu, ar lietus, ar saulė šviečia, ar ne, ar kad ir tokia diena dar. Tu dėdė atitinkamas padangas, aišku, tas kenčia tavo greitis, bet mokytis linijų, trajektorijų, stabdymo taškų visada tu gali. O raliai mums sudėtinga, pavyzdžiui, dabar jau šlapia, jau mes laukiam žiemos, šalčių, tai jau važiuoti į miškus, jo labiau, kad mes miške, mes gaudinam, tai yra tie patys greičio ruožai, kai žvirkiniai keliai, kur mes galim važiuoti 70 km per valandą greičiu ir tai ne visur. Mes galim treniruotis, tai ten žiūrėk, mums reikia nuvažiuoti į priekį, susirašyti, grįžti atgal, pavyzdžiui, vėl nevažinėjai pirmin atgal, tušiai, susirašinėjai vėl greičio ruožą atgal. Jau tu važiuodamas, gaunas jau 3 kartas, bet važiuoja 2 kartą į priekį, jau žiūrėk, ten koks gyventojas jau nepatenkintas, jau čia ką čia šita mašina veikia. O ten tiesiog, biškį, tu pravažiuosi greičiau, tave gali elementariai nufilmavo, policijai pridavė, sakys, šitie lakst. Viskas, numeris nuskenavo, viskas. Mes neturim galimybę treniruotis. Arba, pavyzdžiui, mes darom tokius, yra suderinti su policija, su seninijom, pavyzdžiui, uždarom greičio ruožą. Bet tas uždaryti greičio ruožą reikia apsaugos, reikia derinti leidimai visi tam, kad būtų saugu, ar ne, nebūtų tom valandom jokio eismo, tik mes, lenktyniai. Tai tas labai išbrangsta. O Kačerginėje viskas gerai, tu, pavyzdžiui, jeigu žiedo lenktynininkas atsivežė mašiną, užsirezervavai valandą laiko, pavyzdžiui, tos trasos ir tu važiuoji. Viskas. Mano, kadaise aš atsimenu, kai žmonos klausė, ten kokią dovaną norėtų, sako, aš norėčiau, sako, atsisėsti šalia, kaip tavo žmona, ir pravažiuoti su kažkokiu tokiu kaip raliu, kur ir paskraidyti, ir ten paslidinėti, ir taip toliau. Tai tokią paslaugą, daro, yra ten populiariai, kad pralėk. Jeigu aš, pavyzdžiui, sugalvočiau irgi šalia tavęs atsisėsti ir kažkur tai per ralį praskristi, ne? Ar vyksta tokia paslauga apskritai? Yra, iš to galima uždirbti pinigų? Uždirbt, pavadinkim, gal tik pavadinimas, uždirbt. Tai yra, daro net ir kauniečiai, būna, kad tas rally taksi. Okay. Tai jie praveža, jie uždaro greičio ruožą ir ten praveža. Yra ten, ar
labai jie ten uždirba, nu gal kažkiek, bet ten skaičiuotum automobilio, mes vadinam rebuildą, jo atstatymą, priežiūrą, aptarnavimą, vis tiek tada turi technikus atsivest, turi užsidaryti greičio ruožų, nu ten susideda pinigų ir... Bet žmonėms tai fainas, smagi pramoga, ar nu, koks jausmas šalia sėdėti, tengi tos perkravos, ten viskas beprotybė, ne? Jūs tai jau esat pasikaustę, ten jau viską mokat, o visiškai nepatyrusiam jaunam, nu nesvarbu kokiam amžiaus žmogui, visiškai nepatyrusiam, kaip jam tas jausmas šalia sėdėti? Nu, fain. Rimtai? Nemačiau dar nei vieno išlipusio su, neįdomu, paramiai kažkai, nu nebuvo nei vieno. Taip kaip tavo žmonės, kai šypsena neatsiranda. Šypsena, džiaugiasi išgyvenęs ir išlypęs sveikas. Tai, ne, faina, aš tik tai gal labiau noriu pabrėžti, kad tokie dalykai kaip Kėdainiuose dabar yra fainas ūkininkas, kuris turi žemės prie savo ūkio daug. Ir žiemą nieko su ta žemė nedaro, sako, pavasarį vis tiek karsim ir sodinsim ten kažką. Tai jie padarė toj pievoj trasą. Geras. Padarė konfiguraciją. Aišku, man kaip lenktynininkui, tai labai gerai, kad ten nėra greičio ir reikia daug dirbti. Nu, daug vairų suk, nes poskis ant posūkio ir tokia nėra didelio greičio. Net ir labai yra gerai ir nesportuojančiam žmogui. Pajausk savo slystantį automobilį. Ar ne? Tai ten yra jis. Tu atvažiavai ten už valandą susimoki ir tu gali ten iš tos pievos išlėkti, nulėkti, nieko neatsitiks tavo automobilį, ar ne? Ir tu gali save mokyti, nebijot klyst, kas yra svarbiausia, nes mes ralyje mūsų klaidos labai brangios būna. Tai net tokie dalykai ir po biškį propaguojam ten, kad ten yra paprasčiau. Nuvažiavai, vėlgi susimokėjai už valandą, važiuok. O tą pajaust, kur žmoną vežiau konkrečiai, pavyzdžiui, Utenoj, ten tas Vilkablazdės mūsų greičio ruožas, ten šuolių daug, ten wow, bet pabandyk uždaryti. Netgi ten yra kaip tyčia kiekvienam greičio ruožė, vis tiek bus minimum vienas gyventojas, kuris kryžium gula prieš ir nors tu ką. Netgi toj pačioje Vilkablazdėje, dar mes patys ten, kai buvom ten jauni, buvom užsidarę tą greičio ruožą. Vienas gyventojas ant tie gali sau leisti rizikuoti. Stovėjo, tas mano pirmas šturmanas, būtent tam poste stovėjo. Tas atvažiuoja su džipu gyventojas, sako, trasa yra uždaryta, automobilis lekia, trasai lekia. Man dzintas, keikėsi per žmogų važiuoja, tai kaip neparat, jis stuma tiesiog tą ir žmogus tas suprato, kad reikia pasitraukti, nes jį tiesiog pervažiuoja. Ir važiuoja per žmogų, tas gyventojas ir sako, tai mes ačiū Dievui neįvyko avarija, mes jį ten pasigavom, susistabdėm, tai garsiai stonais aprėkėm, nes tu supranti, tą mašiną atlėkė didžiulį greičiu, jinai gal net ir peršoktų tai, bet, o jeigu kaktomuša, tai kas atsakys? Tai žinai, kaip virš naglumo, nebėgti prieš traukinį ir rėkti suvažinėsi, o paskui gulėti ligonį. Tai gerai, tai pabaigai klausimas, koks Gineso rekordas kris nuo Renaldo rankų, kojų ir galvos? Gineso, tai nežinau, gal būtų sunkiausias, tai šuolio man rekordas. Ko labai ir noriu, nes Hot Wheelsai padarė 100 metrų skrydį su mašina, o bandė komanda su mini automobiliu, tai baigėsi nusileidimo ant nosies ir vertėsi automobiliu. Tai nepagerė. O čia skaitosi rekordas ar ne? Ne. Rekordas, kai nukrenti ant ratų, ar ne? Jau, tu turi leistis ant ratų, ten jie vertėsi, jau išsitaškė tas automobilis, tai jau nesiskaito. Tai čia tas, kur man tokiam lakūnui, skrajokliui norisi, šito gal labiausiai nori rekordą, bet ar pavyks, pažiūrėsim, nežinau pats, bet tas toks labiausiai norisi. Tai visi 2 ratai didžiausių greičių, ar ten didžiausių greičių patrauktas rankinis, tai čia reiktų gal automobilio, arba tas toks atrodo siauriausiam tarpe, gal ir faina, jis galėtų būti lengviausias, sakyčiau, ir toks, Gineso rekordas. Ir negalėsi pykti, bet ar jis toks man labai, gal ne, man labai tai būtų tas šuolis. Ambicija būtų, kad nuskristi kuo toliau su automobiliu. Jo, arba turiu svajonę, jau ne pirmi metai, tai noriu uždarinėti miesto gatves ir miesto gatvėm pralėkti ir nufilmuoti klipą. Wow. Tai toks lekiantis miesto gatvėm automobilis, peršokt sankryžas. Kaip filmuose rodo. Jo, būtent. Tik tiek, kad gaila, kad mes to
filmas Hollywoodas, Amerika, ten visi wow patrakė ant to dalyko ir turi, kaip žinia, ten atitinkamas ankražas tokias, kur gali tiesiog be rampų įsibėgė ir skrenda automobilį. Mes Lietuvoje neturim tokių vaizdų, bet aš didžiuojas to, ką mes turime ir aš pabandysiu išspausti tą, ką aš turiu. Turiu rampų, turiu visokių triukų ir pabandysim padaryti Lietuvoje. Tai gerai, Renaldai, tai aš tau to ir linkiu, kad pamuštum Gineso rekordas, kad nuskristum toliausiai ir kad pralėktum miesto gatvėmis ir nufilmuotum klipą. Tai linkiu, kad tau sektųsi tavo prasidėjimuose. Jūs visus skatinu pasiekti Renaldo socialinius tinklus, kuriuos rasite šio video aprašyme, prenumeruoti mūsų kanalą ir spausti like. Ir ačiū, kad atėjai. Ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėte. Labai malonu.